Kai minusas svarbu neįčiau. Kągi, labą dieną visiems. Labai malonu, kad taip gausiai susirinkote. Šiandieną neeilinė karpininkams diena, paroda. Manau, kad jau biškai apsiprekinot. Esu Tomas Būdas, Lietuvos karpininkų asociacijos prezidentas. Su jumis visais gal nepažįstamat, bet iš veidų esu daug ką matęs Facebook'e, kituose puslapiuose. Labai smagu, kad mūsų ratas plečiasi. Man atrodo, kad džiaugiasi ne tik mes, bet ir prekybininkai, ežerai, tuo pačiu ir karpiai. Niekad neužmirškime, kad su karpiais reikia elgtis padoriai. Ką tai reiškia, jūs visi žinote. Šį kartą seminaras. Seminaro tema yra tolimas metimas. Apie tolimą metimą žada papasakoti Remigijus Pupelis ir Tomas Klovas. Šitą seminarą klausysiu aš pats. Man pačiam labai įdomu tie subtilūs metimo dalykai. Šitoje vietoje yra daug ką papasakoti. Mes turim labai didelių karpininkų. Mes turbūt žinot visi brolius Darių ir Modestą Grigaičius. Žinom Spainę, kokie jie stambus, kaip jie sudėti. Tiem žmonėm yra daug lengviau užmesti toli. Mum, smulkučiams, o tokiem mažesniems, yra tikrai sudėtinga užmesti 150 metrų, tarkim, ir toliau. Tai būtent apie tai ir kalbės Remigijus, Tomas ir kągi, mes turbūt su malonumu jūsų paklausysime. Ačiū. Jūs turbūt be mikrofono kalbėsite, ne? Jeigu jūs kartais negirdėsit kažką, tai gal tada tegu pagarsina savo tos balso stygas, pakelia aukščiau. Jeigu, nežinau, gal mikrofoną vyrai paimsi, bet manau, kad jie be mikrofono susidaros. Dėkui, klausome. Labą dieną visiems. Tomas, Remigijus, arba atvirkščiai. Tai kaip ir asociacijos prezidentas pristatė, tai pranešimas bus būtent ta tema tolimas ir nemetimas. Ir netgi iškart pasakė priežastį, kodėl čia aš ir Tomas, o ne, pavyzdžiui, Darius ir Vyktas. Tai yra žmonės, kurie gimė toli mesti. Viena bėda, kad aš paėmęs mikrofoną noriu dainuoti, tai jeigu pradėsi dainuoti, mane stabdykit. Keistai jaučiuosi. Priežastis, dėl ko mes kalbam,
o ne kiti žmonės, kurie meta už mus toliau. Tai jau Tomas pasakė, dar aš paantrinsiu ir pasakysiu taip, kad kas jums geriau klausytis, ar Zbignevas, ar Darius brolis, kurie meta, tarkim, 180 metrų, bet yra sudėti, aš apie Tomą nekalbėsiu, nes ir sudėtas nesvarbu, kad nedidelio ūgies, kaip pasakytų ne kai kurie, bet platus pečiai ir yra stiprus vyrai iš prigimties, tikri lietuviai. Tai ar jie numeta 180 metrų, ar aš toks numetu 160 metrų, iš kurio jūs labiau norėtumėt mokytis. Priėmėm sprendimą, kad vis dėlto geriau mokintis iš, panašiau kaip patys. Nors aš dabar žiūriu, kad aš mažesnis ir už jūs. Vienas dalykas. Kitas dalykas, kas tai yra tas tolimas metimas ir ar jis reikalingas aplamai. Iš to, kad tiek susirinko žmonių, spėjom spręsti, kad jis reikalingas. Visai neseniai dar, kol buvo netituluotas, mūsų draugas Tružiskis sakydavo, jeigu jums reikia mes toliau kaip 100 metrų, vadinasi, jūs pasirinko ne tą žuglavietę. Bet dėka 160 metrų, mūsų rinktinė, jeigu aš klystu, pataisykit, buvo gal net ir daugiau kaip 160, tapo būtent vicečempionas. Tai ir šiai dienai pats Olegas sako, ne, tolimas metimas reikalingas. Todėl mes čia pabandysim jums papasakoti. Galiu iš anksto truputėlį nuvilti tuos žmonės, kurie tikisi čia išgirsti apie kažkokias tai superinės technologijas, nes jos tokios yra. Tai yra ypatingi kotai, ypatingos sritės ir visi tie dalykai, kurie leidžia tą daryti. Tai ne, apie tai mes nekalbėsim. Aš galvoju, kad mes dar iki to neužaugom ir nepribrendom. Kalbėsim truputėlį apie kitus dalykus. Tai apie ką kalbėsim iš dabar ir pradėm. Reikėtų apsitart, kas yra tolimas metimas, ne? Ta pati savoka, kas tas yra tolimas metimas. Tai 100 metrų galvojam, kad tai yra artimas metimas. Čia aš kliumsiu, jūs kliumsiu. Tai yra artimas metimas. Kas, aš manau, kad visi užmetat iki 100 metrų. 150 metrų aš galvoju, kad tai yra vidutinis metimas. Dabar pakelkite ranką, kas permeta 150 metrų. Jie susižvalgė, žiūrėkit ir kas pakėlė. Ir jeigu jie dabar išeitų tie žmonės, ne visi, kurie pakėlė rankas, galėtume biškai atkreipti dėmesį jų gabaritus. Tai vat vienas niuansas ateičiai. Bet aš metu ir šiandien, ne tik prieš 2 metus. Tai va, tai vadinasi 150 metrų, bet aš galvoju, kad tai yra vidutinis metimas, karpiavimo pasaulyje, ne? Tai tolimas metimas, aš galvoju, kad tai yra 200 metrų, tai yra tarp 150 ir 200 metrų. O toliau yra super tolimas metimas, nes visai neseniai aš išgirdau, kad pasaulio rekordas yra su karpinė įranga 220 metrų. Tai aš galvoju, kad pasaulio rekordas Lietuvoje yra, kol kas jo nenori nieks pagerinti. Tai mums aktualiausias, aš galvoju, kad yra būt šitas metimas, ne? Tai yra 100-150 šitoj zonoj. Dabar pakelkite rankas ir visiškai absoliučiai nesigėdim, nes aš galiu pasakyti, kad prieš 6 metus man buvo 100 metrų kažkoks kosmosas ir kai kalbėdavau apie 100 metrų, aš juos žiūrėdavau kaip į paskutinius melagius. Tai kas perlipa per 100 metrų? Gali sau leisti žvejot. Ne užmeta, bet gali sau leisti žvejot. Ir gerai, pakelkim drąsiai, netikiu. Tikrai? Jūs nekelia dėl to, neužmetat? Ar tiesiog neleidžia savigarba? Tai va, tai aš galvoju, kad mes vis dėlto kalbėsime apie vidutinį metimą. Ir šitam vidutiniam metimui absoliučiai nereikia įrangos, kuri yra skirta specialiai tolimam metimui. Tai yra kurta, kad galėtumėm pasiekti tolimą metimą. Todėl mes tolimą metimą braukiam ir jį pervadinam vidutiniu metimu. Sutinkat? Ir stengsimės dabar kalbėti apie vidutinį metimą. Tai yra zona tarp 100 ir 150 metrų. Aišku, mūsų kriterijus yra, ko gero, 150 metrų, nes kažkodėl visi nori 150. Net ir normatyvai yra padaryti tam, kad būtų 150 metrų. Kalbant apie vidutinį metimą, reikėtų pažvelgti į 3 pagrindinius aspektus. Tai yra vienas dalykas, kaip būtų metikas žvejys. Tai yra svarbu, nes jeigu pasimkim, pažiūrėkime kiekvieną, mes esame visi skirtingi. Kitas dalykas, tai yra įranga.
pažiūrint į rinką, jos belė kokios belė kiek. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra metimo technika. Sutinkat? Tai vat per šitos 3 prizmės mes ir pabandysim pažvelgti ir pakalbėti. Vėlgi, po šio seminaro, kaip jį vadinkim, tikrai neatsitiks taip, kad išeisit, išvystysit 150 metrų, bet bent jau gal žinosit, kaip, nuo ko pradėti ir ką reikia daryti. Tikiuosi, nes, kaip ir sakiau, prieš 6 metus man 100 metrų buvo irgi stebuklas. Tai galima skaityti, kad metimas, įranga ir žvejys lygų metram. Kas yra svarbiau? Metikas, technika ar įrankis? Gerai, kas mano, kad yra svarbiausia įrankis? Pakelkite rankas. Įrankis, gerai. Kad technika? Aha, aš jau įtariau, kad vis dėlto jūs tiesiog nekelėt rankų. Ir metikas. Aha, metikas. Aišku, po metikų slypi ir jo technika, ne? Bet aš turiu omeny, kad jis be technikos, aš be technikos, jis numes, aš nenumešiu, ne? Aš tą turiu omeny. Aš galvoju, kad įvairūs variantai galimi, bet viena taisyklė, kurią mus išmokino jau mokykloje, aš žinau, kad berniukai, ką žinot, prisimins, bet galvoju, gal dar nežino berniukas, bet mergaitės, aš galvoju, prisimins, nes kažkodėl jos mokėsi geriau, daugumą bent jau, kad tokią taisyklę girdėjote, ne? Dėmenys sukrytus vietom suma nesikeičia. Tai šitoj vietoj kalbėti, kas yra svarbiau, yra labai sudėtinga, nes kaip ir visur veikia sistema. Kai kažkas bando atrasti baltyminį kukulį, kuris išgelbės nuo visos nekybos, nėra. Tai ir šitoj vietoj veikia sistema. Kaip tą sistemą pabandyti suderinti, mes pabandysim ir paaiškinti. Aišku, prieš tai nepasakiau, kad mes nesam kvalifikuoti tolimo metimo specialistai, meistrai, instruktoriai, dar kažkas. Yra tik tai tarp mūsų, kaip žinot, jau yra tituluotų, tai yra vicečempionas. Nu, tai vat pasiremsim tuo. Tai ką reikia žinoti, kad kiekviename įrankyje, koks jis bebūtų, yra užkoduota jo galimybė. Vieni kotai yra kurti, kad žuvaut, jaus žuvį, traukt būtų malonumas, kiti kotai yra kurti, kad būtų įmanoma toliau užmesti, kiti kotai yra tiesiog sukurti tam, kad į rinką įves kažką naują, kad būtų populiarus. Bet kiekvienas įrankis yra jo galimybė užkoduota, ribota galimybė. Su tuo įrankiu jūs pasieksit vieną atstumą ir per jį daugiau neperlipsit. Turiu omeny tai, kad jeigu mestų robotas užprogramuotas viską iki galo daryti teisingai ir vienodai, vis tiek jis prieis tokią ribą, kur bus arba užkodas, arba jis numes, tarkim, 150 metrų, bet nei centimetrų daugiau. Nes 1 centimetras daugiau reikš sulaužytą įrankį. Todėl kalbant, tai reikia truputėlį įvertinti. Ir vėliau apie tai biškį plačiau pakalbėsim. Toliau. Metikas. Kiekvienas mes turim genus, ne? Ir irgi yra užkoduota mūsų galimybės. Lik ir. Bet skirtingai nuo įrankių, galimybė žmogaus, kas nustatė ribas, iš principo jų nieks nenustatė. Nes jeigu šiandien aš esu vieno fizinio pajėgumo, tai rytoj aš galiu būti truputėlį stipresnis, ne? Ir pavyzdžiai nuotraukose rodo, internete mes galim tokių tūkstančius pavyzdžių rasti, kad tikrai daug kas priklauso nuo mūsų pačių. Ir aš galvoju, kad nereikia net ir kalbėti, kiek tie žmonės įdeda darbą. Tai kalbant vėliau apie tolimą metimą, vien šito pakalbėjimo jūs suprasit neužteks. Bet apie tai vėliau. Toliau, metimo technika. Metimo technikų yra įvairių, ko gero. Vienos jau atrastos, išbandytos ir patikrintos, kitos tuo metu tarpai yra dar galbūt, jos tik atrandamos. Bet kalbant apie mus, karpininkus, yra viena taisyklė, kurią gal reikėtų atkreipti dėmesį, kad varžybų metu, jeigu mes norim dalyvauti varžybose tolimo metimo, ne, arba tiesiog dalyvauti varžybose, yra metimas per galvą. Tai yra klasikinis metimas,
šoninis metimas, tas vadinamas dažniausiai jūrininkai su surfais naudoja, tai jis yra daug kur apribotas. Kitas dalykas tai yra technika kur kas sudėtingesnė, bet metimą pasiekti galim tolesnį. Bet vėlgi, tai jau aktualu kalbant apie tolimą metimą. Tai vidutinį metimą tos technikos nereikia. Tos technikos, ko gero, nežinau, tas paveikslėlis jums parodo, kuris metimas kur yra, nes vienas yra metimas per galvą, kitas metimas yra šoninis. Tai va. Tai vėlgi, galimybės technikos neribotos ir mes kiekvieną dieną galim truputėlį patobulėti ją patobulinti ir būti metrų ar centimetrų toliau negu buvo matę. Tai va, apie šitos tris dalykus, šitos tris aspektus mes ir perbėgsim. Dabar bendrai, kai žinot apie ką kalbėsim, aš čia sudėjau, bandysiu pasiremti savo pavyzdžių ir sudėjau įrankius, arba kitaip tariant įrankių kombinacijas, kas vėlgi yra svarbu, kad tiek rytė, tiek meškerykotis ir kiti dalykai įtakoja. Tai sudėjau visus įrankius, su kuriais aš ne tik numečiau 150 metrų, bet tiesiog žuvau ant po 150 metrų. Tai legendinis Pro Royalitis, žinot šitą kotą, aiškus Pro Intesa Powercaster rytė mažai girdėta, bet yra tikrai tos, negaliu sakyti, kad pačios žemiausios klasės, bet tikrai yra geriausia atveju vidutinės klasės rytė, tai gal mes daugumą naudojame. Toliau, Okuma kotas Okuma XP, irgi teko girdėti, ko gero irgi kažkas turi jos, ir rytė Okuma, tai ji dar žemesnės klasės, su šito įrankiu taip pat žuvau ant 150 metrų. Nesakau, kad sėkmingai žuvau. Čia kitas klausimas. Toliau Shimano Tribalos XX1. Tai yra labai toks elegantiškas kodas, su juo lygiai taip pat sėkmingai žuvau ant 150 metrų. Tarp kitko, su juo netgi numetęs esu 170 daugiau metrų. Čia dėl masalo, be nieko. Toliau, Orient Venus. Jisai naujai pasirodęs įrankis mūsų rinkoje. Jau šitas įrankis jame kur kas daugiau užkoduota negu 150 ar 170 metrų. Nežinau, kažkas perlipa per 180 metrų, per 190 su šitais įrankiais. Ir Fox Horizon XT. Tai yra įrankis irgi daugiau mažiau pažįstamas daugumai iš interneto arba dar kažkur. Tai yra pakankamai galingas įrankis ir jo atstumas. Netgi tie rekordai yra daroma irgi, kad kai kurie su šito įrankiu. Tai yra galingas įrankis, iš karto galiu pasakyti, skirtas iš prigimties, ne man. Bet aš galvoju, kad aš šauksiu jau. Tai va, tai yra tie įrankiai. Tai ką tai parodo? Kad šitoj vietoj didesnį dėmesį reikėtų kalbėti ne apie įrankius, o apie patį žmogų ir jo techniką. Sutinka? Nes aš esu kažkodėl įsitikinęs, kad dauguma, kurie turi karpinius įrankius, ir čia 90% įrankių, gal ir daugiau, jie turi tas galimybės. Tik klausimas, ar mes jas atrandam. Kitas dalykas, aišku, įrankiai pasikeitus yra su vienais įrankiais sunkiau, kitais įrankiais lengviau pasiekti tą atstumą, kuriuo nori. Kai pamatysit šitą varliuką, tai tiesiog tada galite apipilti klausimais. Gerai? Kažkaip neperspėjom, kad galite klausti beje kada, bet čia tas varliukas parodys, kad aš tikiuosi iš jūsų klausimų. Supratau. Gerai, pirmas, apie ką kalbėsim, tai yra apie įrankį. Kas yra labai svarbu, tai yra įrankio akcija, bet mes grįžtam prie kodno, ne? 2,5 LBS-o, ta klasikinė numeracija, Vargo Bauer yra užkoduota, vidutinė metimai tikrai yra 100-150 metrų, tai yra jo riba, kai tikrai jis gali sau leisti, ne? Perlėti 150 metrų jau yra sudėtingiau, bet toli gražu tai nėra panacėja. Įrankio ilgis. Iš savo praktikos. Gerai, dabar pasakysiu, apie ką mes kalbėsim ir vėliau parodysiu. Tai yra klasė įrankių, labai svarbu, ne? Priekinis žiedas kelia daug diskusijų. Mes pabandysim vėliau per juos ir perėti, gerai? Jeigu kažkurį primins, pamiršim su tom, tada jūs priminkit, o kaip ten yra su žiedu, gerai? Tai va, dabar kalbant apie ilgį ir jo galingumą įrankį. Tai visi šitie kotai, jeigu nepastebėjot, neatkreipė dėmesį, tai dabar paryškinau, kad yra visi 13 pėdų. Tai yra, kitaip tariant, 390 metrų ilgio. Ir visi 3,5 LBS ir daugiau, netgi horizontas yra gerokai daugiau galima su juo sau leisti. Iš tikrųjų, esu padaręs taip, kad sumaišęs įrankius ir spombą dėjęs ant horizontų ir šėręs, vėliau supratau, kad aš
taip kažkas viskas vyksta, pasirodo horizontą užsidėjau žvydalis meškerės. Tai va, tai šitie kotai yra taip. Bet jeigu sakys, kad o tai su 12 pėdų, aš turiu 12 pėdų, tai įmanoma ar ne? Tomas neduos man vėluoti, ne, aš pasirodau, nes nesmėjai sužinojau, buvo Latvijoje vyko varžybos, mūsų žemiečiai ten ir pasirodė ir Zbignevas užėmė pirmą vietą, Tomas savo vieno iš kategorijų užėmė antrą vietą. Būtent su 12 pėdų. Tai yra permetė jau kitus, kur su 13 pėdų įrankiu jis nesugebėjo, ten trečią užėmė, ne? Trečią. Tai vat vienas žmogus sugebėjo permesti su 12 pėdų. Ką tai sako, kad 12 pėdų įrankis irgi turi savo. Bet dabar kaip pasirinkti, kuriam labiau tinka? Aš sakyčiau vieną pastebėjimą, kad tie žmonės, kurie turi trumpas rankytės, jiems seksis gerai ir su 12 pėdų. Bet Zbignevas metė ir su tuo. Gal kalbant apie, kas yra Zbignevas, žinot, ar ne, kitaip tariant, Zbignev, kaip jis atrodo, žinot, ar ne? Truputėlį didesnis už šitą žmogų, truputėlį stambesnis. Tas truputėlį tai, nu gerai, dvigubai gal, čia jau hiperbolizuojam, bet tai yra rankų ilgis, ko gero, vėlgi bus tas pats. Tai yra, nu, žmogus turi fizinius duomenis, kur jam iš principo kodas nėra svarbu. Aš įsivaizduoju su grėbliakočiu, jis irgi numestų. Tai va, bet pasirinkę tos ilgius, tai 12 pėdų. Dažniausiai yra metama ir numetama būtent tie didėjai atstumai, 13 pėdų ilgių. Tai potencialas yra didesnis. Kalbant apie ilgį. Lygiai taip pat kalbant apie LBS. Tai yra klasika, ne? 3,5 LBS, o 3,75 LBS. Tik vienas dalykas reikia atsiminti, kad pasirinkant įrankį reikia jausti savo fizinius duomenis. Broliai rankelis, ne? Kalbėsiu taip, kaip mes pažįstam karpininkai, jos broliai rankelis. Žino, kaip jie atrodo. Dauguma žino, ne? Tai yra stiprus fiziškai sudėti žmonės ir pusę savo gyvenimo prasportavę. Pusė nesportavo todėl, kad buvo vaikai, o visą kitą pusę gyvenimo jie yra prasportavę. Ir jie turi vieno galingumo įrankius. Ir dabar man su tuo įrankiu numest, reikia įvertinti tai, kad jūsų fiziniai duomenys yra tokie ir ne kitokie. Ir pasiėmus galingą įrankį, jį priversti dirbti, reikia mokėti ir sugebėti, kitaip tariant, vienas dalykas mokėti. Kitas dalykas turėti fizinius duomenys. Tai nereiškia, kad pasiėmė tolimo metimo įrankį, kuris užprogramuotas tą daryti, jūs numesit toli. Bet reikia įvertinti tai, kokiem žmonėm užprogramuota tai daryti. Tai yra fiziniai duomenys. Vadinasi, arba jūs turit kaupti tos fizinius duomenys priverstą kodą dirbti, arba jūs turit pasirinkti žemesnę klasę arba silpnesnį kodą. Serbai užpernai pasaulio čempionate šalia mūsų žuvavo. Tai toli gražu iki galingų kotų, o mes juos arba pasiekėm atstumu, arba nepasiekėm, arba ten kelių metrų trūko. Ir jų įrankis buvo gerokai galingumu žemesnis. Bet jie lygiai taip pat kūdi kaip aš ir jie sugeba priverčia tą kodą dirbti. Kaip ir sakiau, nes kodas turi savo galimybės ir užprogramuota tam tikra jėga, tik reikia jį priversti mokėti dirbti. Tokiam stipriam žmogui ta jėga gal jau yra per daug jos. Ir vėl jau kodas pradeda nebedirbti. Tai va, tai perkant ir žiūrint kodą, kad sako, o čia tolimo metimo ir jis yra pasaulio rekordai su juo pasiekti, tai dar nieko nereiškia. Paklauskit, kas jūs pasiekti. Ir kaip pamatysi, kad tas žmogus yra 2,20 ir 1,40 m pločio, ko gero įvertinsit, kad tai yra nejungtas įrankis. Kalbant apie klasiką, 100-150 metrų, čia nėra nei vieno koto, kuris kainuotų per 300 eurų, ne? Per 200 eurų vardu. 200 gal yra. Tai vėlgi, tai pinigai arba ta klasė, iš principo 100 iki 150 metrų, jinai nėra lemiamas rodiklis. Apie kokius kažką. Gerai, rytis. Yra keli dalykai, kas yra svarbu. Tai yra būgnelio dydis, forma, būgnelio antvokraštis, kitaip tariant kraštas, valo klojimo sistema, valas. Kiekis jame, jo diametras ir jo kietumas, minkštumas. Priminsiu savo
rytės, su kurio projantėsi, pavyzdys, kaip jis atrodo daryti. Toliau, Okuma. Nu, sąlyginai piki, paprasta, visiškai paprastų daryti. Shimano Ultek, nu, truputėlį jau brangesnė, bet toliau iki prabangos. Ko gero vienarytė iš tų ekonominių klasių, kuri daugiau mažiau yra skirta jau tolimam metimui. Tai yra vat, jos formos ir jinai padaryta taip, kad turi savo. Ir Shimano Big Bike Runneris. Tai yra, nors ten parašyta Shimano Big Bike Runner, tai yra long cast, tai yra tolimam metimui. Bet ko gero tai yra tik tai dėl to, kad joje telpa 600 metrų valo. Tai va, dėl to jinai ir pavadinta long castas. Bet pati sistema sukurta ir padaryta. Toli gražu jau sekančios sritys, kurios yra Shimano darytos, yra kitaip padarytos. Tai ką reikėtų pasakyti, paminėti, kas yra būdinga. Tai va šitą rytį. Tai yra dažniausiai daromas konusinis būgnelis, žemas bortas, kuris vėlgi eina angopaštis pastatytas kampu. Jis yra pakankamai plonytis ir būgnelis jis yra prailgintas. Ir didelis būgnelis, tai dar nereiškia, kad tolime. Tai va, tai yra klasikinė rytė, kur yra skirta tolimo metimui. Bet žiūrint į šitas rytės, kurios yra čia pademonstruotos, aš esu įsitikinęs, kad visos rytės, kurios yra pas jūs, jos tinka tolimam metimui iki 150 metrų. Nebent jūs turi tas rytukės, kurios būgnelis yra skirtas iš principo spinimui. Tai yra mažytis siauras būgnelis. Jo, tos rytės yra neskirtos netolimam vidutiniam metimui, jos skirtos artimam metimui. Tai tos rytės pasiek 150 metrų jau neleidžia, tiesiog taip užprogramuoti. Bet apie ką norėčiau daugiau skirti dėmesio ir netgi dabar su tomu kalbėdami, nes netgi į varžybas atvažiavę žmonės tokių dalykų neįvertina. Tai yra valas, jo kiekis, diametras ir jo minkštumas. Ar kada nors tie, kurie toli meta, aš nekalbu apie varžybininkus, kurie ruošiasi testui ir neturi kitos išeities, kaip numesta 150 metrų, kitu atveju nepapultų į rinkinį, jie jau tai supratę, įvertinę ir tai jie daro. Dabar tai klausimas, kaip atrasti tą minkščiausią valą, atitinkantį tą diametrą. Tai šitie dalykai yra labai svarbu, kad valo rytyje turi būti milimetras nuo viršaus. Tai yra maksimaliai valo priminėti. Niekada nereikia lipti per viršų, nes tiesiog valos nuslysta ir jisai susipina. Nu, ta prasme, tą perteklių, bet kokiu atveju jūs išmėtysit, išplėšysit ir mažo to dar ir sistemėlės, kad išmėtysit. Tai pasieksit. Kitas dalykas, valo storis. Paprastai žvejai žuvauja. Ko gero, klasikinis valas yra 0,35 mm šimtųjų. Taip, retas, kuris dedasi plonesnį. Bet viskas yra labai paprasta. Kuo plonesnis valas, tuo toliau jūs galėsit numesti. Kaip supratau, varžybose naudojam, rinktinė testuojasi su 0,25 valu, varžybose galima naudoti, kiek supratau, 0,22. Tai vėlgi, tai yra, viskas turi būti proto riba, nes tikslas yra ne tik, kad toli užmesti, bet toli žuvalą. Visingai. Tai jeigu jūs užsikdat 0,3,5 valo, nu nemesit jūs toli. Tai yra labai sudėtinga padaryti. Nuėmus 1 mm, jūsų atstumas gali padidėti ir minimum 30%. O tai yra labai daug. Net neįsivaizduojat, kiek tas reiškia valas. Ir tie, kurie sako, o, aš numetu 140 metrų ir kaip tu tie 150. Ir kai pamatau, aš kokį jis valu, tai daro. Nu, tai aš suprantu, kad jis iš principo gali mesti 170 metrų, tai dar nežino, kad jis tą gali padaryti. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra valo minkštumas. Kada nors atkreipėte dėmesį, kad jie yra skirtingo kietumo tie valai. Ir natūralu, kad jeigu jūs pasiėmė, kaip mes vadinam, dratą, toli nemė. Kodėl? Tai yra didelis pasipriešinimas išeinant iš ritės. Ne? Vienas dalykas, didelis pasipriešinimas į kilputes. Kai jis įsibėgėja, išsilenkti iki kilautų ir vėliau ją reikia prakišti vėlgi per mažą skilutę. Visą tai reikia įvertinti. Ir tai padarius, tada pasižiūrėti, kiek aš numetu. Nes jeigu jūs galvojate, kas metate, kaip pavyzdys 150 metrų, jūs nelabai suprantat kodėl, pasikeitus valus, pasikeitus
minkštą, ploną valą, galite visiškai suprasti, kaip jis tai padaro. Gal tik tiek jums ir trūksta. Tiek. Švinas. Forma, svoris ir švino kokybė. Čia sudėjau klasikinės formos, kurios daugiau mažiau yra tam vidutiniam metimui. Jeigu kalbant apie tolimą metimą, ten 150 metrų yra dar kiti švinai. Tai patys žvejai, sportininkai ieško tų švinų, bando gauti, bando užsakyti ir taip toliau. Bet mes esame paprasti žvejai, ir mums reikia kasdien žuvaut, tarkim, 140 metrų, ar tai 150. Tai yra sudėta klasika. Čia yra sudėta klasika, kuri yra naudojama. Dabar kalbant apie švino svorį. Teko, testuoja vieni ar kiti bando metimus, daryti tolimus metimus. Nežinau, kodėl dažniausiai yra kalbama apie 140-160 svorį švinų. Ypač ateidavo garsai iš Vilniaus, kai eina testuoti. Ir jie ten rašo 160 gramų, ten 160 metrų, metrais bėgiai. Ypatingai retu atveju į mūsų sunkesnį kaip 116 gramų šviną. Šiaip yra. Testo metu, kai reikia papulti į rinktinę, niekada nerizikuoji, bet tam ruošiesi 940 gramų svorį. Bet vėlgi priminsiu, kad jūs turite įvertinti savo fizinius duomenis. Jūs pabandykit 80 gramų šviną užmest į vandenį, kad ir ant to pačio smėlio ir labai staigiai trūktų. Ir vėliau pabandykit 160 gramų šviną užmest ant to pačio smėlio ir labai staigiai trūktų. Pamatysit, ant kiek yra skirtingos jėgos pajudinti iš mirties to taško. Tai paėmus tą patį 140 ar 160 gramų švinų, reikia turėti omeny, kad jūs turi būti pakankamai fiziškai tvirtas. Ir vėlgi, reikia atkreipti dėmesį į jūsų įrankį, tai yra ta vadinamoji harmonija. Ar jūsų įrankiui, kad jis privers maksimaliai dirbti, ar reikia to svorio? Nes gali, aš nežinau kaip tas žodis teisingai lietuviškai pasakyti, kad kai kompiuteris ten suka tą ratą, kaip jis vadinasi? Logina, ne? Neužsikrauna, tai logina. Tai lygiai taip pat jūs perkrovę kotą, jūs jį užloginat. Tai vadinasi, tam kotui reikia ieškoti jo svorio, kada jis optimaliai galės dirbti. Plius jūsų fiziniai duomenys turi sutapti. Bet tas 160 gramų tikrai nebūtinai reikalingas. Aš suprantu Zbignevui, Dariui, Modestui, aš tikiu, kad jam yra reikalingas, nes jie gali priversti tą įrankį dirbti. Ir vienas toks labai keistas dalykas, aš iš tikrųjų, pasakysiu, neatkreipiau dėmesio, bet Tomas akivaizdžiai sakė, tai yra pastebėjo, kad ne kai kurie, niekam čia nepaslaptis, gamina švinus, namie, arba perka čia Lietuvoje gamintus, švino kokybė. Aš tikiu ir kad tas kokybiškas švinas, yra parašyta, kad 116 gramų vienu švinu ir kitu, pasirodo tas tikras originalus švinas su tikra sudėtimi, jisai meta geriau negu tas pagamintas ir kuriame yra visokių priedų. Ko gero šitoje vietoje įvyksta tas, gal ne vienam teko gypsidabrio, kaip čia pavadinti, efektas, ne? Kai peilį deda gypsidabrio, jis verčiasi ir jis minga visą laiką. Tai lygiai pat su to švinu, vadinasi, jis yra mažesnis, tas aerodinaminės savybės jau yra geresnis ir su didesnė jėga jis išeina, jūs tapsime galite išrauti iš vietos su didesnė jėga, patys to nežinodami. Todėl patys paimkite ir pabandykite originalų, pagamino firmos, turėti tam metimui ir pabandyti tokios pat formos, tą, pagamintą čia vietinių čiapų. Tai va, tas irgi turi įtakos. Galima kalbėti apie šviną per vidų verimas, ar yra prisėdimas, kuris geriau. Įtakos turi ir sistemėlė. Iš principo aš sakau, reikia pažvelgti tai praktiškai. Jeigu jūs visą laiką žuvaujat, jūsų sistemėlė yra su prisėgamu švinu, tai tolimam metėjimui dėti per vidų verimą šviną, ar tai reikia? 150 metrų pasiekėt ir tuo, tik reikia dirbti. Tai ar reikia
sunku pasakyti. Gerai, jūs toli numesit, bet sistema, kurią pagaunat ir kurią gaunat, bus ne ta, kurią jums reikia. Jūs tai padarysit tik dėl tolimo metimo. Galvoju, kad nereikia. Vėliau kalbėdami apie sistemėlę, mes pasakysim, kuri vis dėlto yra truputėlį lėkimo atžvilgių pranašesnė, žvejybos atžvilgių kitas klausimas. Bet čia jums reikia surasti. Nu, ne tik, kad numest, bet ir pagauti. Tai reikia tada nuspręsti, ir kurį šviną rinktis. Vienas dalykas, kuris yra būdingas, neleidžia prieiti. Atkreipkite dėmesį, visų šitus švinų yra forma tokia, kad pagrindinis svoris, balansas yra perneštas per vidurį į priekį. Tai yra ne visiškai per vidurį subalansuotas svoris, o į priekį. Tam, kad lėkimo metu jis net negalvotų niekaip vartytis ir suktis, kad visas svoris būtų sukoncentruotas į priekį, visa jo pakeliamoji galia. Nes tie, kurie jau per vidurį yra išbalansuotas svoris, jie truputėlį linkę vartytis. Aišku, balas skriejantis iš paskos jau stabdo ir neleidžia jam vartytis, bet geriau, kad jis net nesugalvotų tą daryti. Tai tie elementai, kurie turi, aišku, įtakos, tai yra šoklyteris. Bet kokiu atveju mes be jo niekur nedingsim. Jeigu mes kalbam apie vidutinį metimą ir jo kraštinę ribą, tai šoklyteris yra reikalingas. Jų yra įvairių. Monofilamentinis ir, kaip mes sakom, pint. Tai kuris iš jų pranašesnis? Pintas valas, pintas šoklyteris yra tolimo vidutinio metimo ir siekiant to tolimą ribą yra truputėlį pranašesnis. Bet čia yra diskutuotinas klausimas, nes aš asmeniškai pats visą laiką žuvauju monofilamentinį. Tik vėlgi reikia įvertinti ir atkreipti dėmesį į jo kietumą. Tas vėlgi yra svarbu. Tebūnie, kad tas įrankis išlėkiantis ir šoklyteris yra labai trumpas, ne, ten 12 metrų standartas. Tai jis išlėkdamas, jis pridaro aibės bėdų jau išlėkimo metu. Tai vėlgi jį pasirenkat, reikia atkreipti dėmesį, kuris yra minkštesnis, tas yra pranašesnis, žiūrint į metimą. Vėlgi, paprastai mes darom taip, to ilgio ir to storio paprastai jo nereikia. Tai mes galim atkirpti vieną arba kitą pusę. Tai aš rekomenduoju nepiknaudžiauti atkertant plonąją pusę. Kodėl? Ten yra mazgas, tai yra segantis elementas, kuris vėlgi turi įtakos išlėkiant per žiedelius. Plius, kai mes pavyniavom valą vieną ar dvi rytės, vis tiek jos turi užsikabėti už to mazgo kuzo, išeidamas iš rytės. Tai ir storasis galas, nu aš nežinau, kad jį nuplėšti, kiek reikia turėti jėgos, taip kad po kelis metrus iš storojo galo priklausomai nuo jo storio galim drąsiai kirti, nes jis yra nereikalingas iš principų. O įtakos jis turi. Kalbant apie mazgus, nežinau, kodėl neįdėjau, galėjau įdėti, iš tikrųjų reikėjo įdėti. Reikia pasižiūrėti, yra konusiniai mazgai, yra skirti specialiai šoklyderiai. Kadangi dabar fideristai irgi tos šoklyderius labai naudoja, tai ir jie jau prisideda prie tų mazgų atradimo ir tobulinimo. Tai internetas tikrai visagalis ir pasižiūrėkite tos konusinius mazgus. Pats aš asmeniškai jo nenaudoju, nes jį reikia mokėti rišti, jis yra sudėtingesnis. Aš, kadangi nemoku rišu paprastą mazgais į mazgą, kaip vadinama, angliškai knot, jis pabainiausiai iki to pačio 160 metrų leidžia man žuvauti. Bet jis turi įtakos. Klausimai. Tomas nekalba. Sako, aš viską pasakau. Turi dar ten dadėti? Ne, sakė, viską pasakiau. Prašau. Jūs naudojat šviną, ne? Ai, wolframinį šviną. O, mintis. Labai gera. Gal vienas labai yra paprastas dalykas, tai yra jo kaina. Tiesiog bandau spėti, nes o yra karpiams skirtų wolframinių švinų. Teko kam nors girdėti? Neteko girdėti. Galėjo nepaviešinti. Padarėt klaidą. Dabar yra verslininkų užfiksavo, parduos savo idėją. Iš tikrųjų mintis, kas turi galimybę pasigaminti wolframinius švinus, tikėtina, kad jie būtų, net neabejoju, jie būtų tikrai pranašesni. Bet čia tik idėja verslui naujam. Galit nebuvom per petį, nes jau visi girdėjo. Tai dabar kas turi galimybę greičiau tai užregistruoti, dar kas nors.
kadangi nieko naudingo dar nepasakiau, tai neturit ko ir klausti, ne? Kaip ir Tomas paaiškins, kodėl tie švinai, kurios gamina Rusijose tokie kaip aš, yra netitokai pranašų. Tai reikia kartais toli numesti, dažnai tenka, tai nekokybiškas švinas skrenda netolygiai. Galima pastebėti, kad vieni gerą šviną jis skrenda taip kulka, o nekokybiškas toksai pamalavimas įsmentas. Ir tai reikia atkreipti. Asociacijos prezidentas tau rodė taip. Nežinau, kad jis turėjo galimybę. Ir labai paprasta dėl švino sudėties, ne? Nes kokį mes šviną gaunam? Iš akumuliatorių, iš nužėvintų laidų ir panašiai, ten yra priedų. Arsenai visokie, tarp kitko labai naudingi ir ne. O tas grynas švinas tikėtina, kad Foxa, Korda, visi kiti brendai gamina ne išlydę radiatorius. Nors kita vertus, gamina Kinija, aš galvoju, tą pačią Foxą. Bet, sako kolega, jo patirtis yra tokia. Ir aš tikiu, nežinau, ar jūs tikiu. Gerai, dabar grįšim prie to mūsų garsiojo trijetuko ir kalbėsim apie sekantį dalyką, tai yra metimo technika. Ar jis svarbiausia ar ne, vėlgi yra diskutuotinas klausimas, bet dėl naudos čia gausiu daugiausiai, nes iš tikrųjų esu... Turiu. Gerai, sakė pamiršau žiedą. Tai kalbant apie 50-tuką, o kitas koks ten? 40-tukas, pas man visi su 50-tuku, tai prieš porą metų labai buvo atėjęs, pasirodęs toks naujas botas Shimano, nežinau, aš jį vadinu Bluebirdu, toks mėlynas, nežinau iš tikrųjų kaip jis ten vadinasi. Tai ten buvo žiedas 40-tukas ir neva tai Paras, Pietų Afrikos Respublikos kovotojai karpininkų čempionate, jie naudojo būtent 40-tukus ir labai sėkmingai metė ten 260 metrų. Man dabar iškilo klausimas, kodėl tai nebuvo niekada užfiksuota į pasaulio rekordą, nes čia visai neseniai jūs gal irgi pastebėti internete 20 metrų. Buvo paskelbta taip. Dėl to žiedo aš galvoju vėlgi, tai yra diskutuotinas dalykas, nes jeigu kalbant jau apie tolimą metimą ir gilintis į tas tikrasias technologijas, valas įsibėgėja, priklauso nuo ritės, apstulbus tarp žiedo valo, būgnelio dydis, netgi kietumas, minkštumas ir kuo didesnis žiedas, tuo jį mažiau užgeso, kažkokie tai ten vibracijos ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra gan sudėtingi dalykai, apie kuriuos aš niekada nesigilinau ir aš galvoju, kad man labai anksti į tai gilintis. Todėl aš labai pasikliaunu gamintojais, kurie gamina. Aš žinau, kad jie irgi neišvengiamai vaikosi madų, nes jeigu atsiras kažkas padiktos mano, kad 40-tukas yra šiemet madingas, tai aš galiu garantuoti, kad kiekvieną save gerbinti firmą bent po 2 modelius išleistų 40-tukas. Jeigu nekot pastebėti, tai jums patiems tai 90, gal 80%, gal 90 eina su 50-tukais. Taip? Tai aš galvoju, kad tai daro prielaidą, kad vis dėlto 50-tukai yra pranešesni įvairiose sąlygose. Gal suderinus viską, tas 40-tukas, jis yra puikus. Aš pats asmeniškai sakiau, tikrai atliksiu testus ir bandysiu iš savo praktikos atskirti, bet iki šiol kažkaip nerandu draugo, kuris man duotų 2 kotus, kad būtų tas pats kotas, su 40-tuku tas pats kotas, ne kitas, ne kitoks, su 50-tuku ir vėliau tada galėtum palyginti. Tai lygiai taip pat su 40-tuku sėkmingai meta tuos pačius iki 150 metrų, visiškai nesunku. Ir tie patys, kaip aš vadinu, tos Bluebirdais, tuos Shimano kotus, jie labai puikiai lipa per 150 metrų, o jų žiedai yra 40-tukai. Dar yra, ko gero, irgi tai ne paskutinis faktorius, kokiu atstumu yra tas pats žiedas nuo ritės. Tai paėmus bendrą sistemą, šitoje vietoje aš pasikliaunu gamintojais ir nesuku savo galvos smarkiai. Jeigu jūs turit 40-tuką, esu 100% garantuotas, kad tai nebus priežastis, dėl ko jūs nenumetat 150 metrų. Tikrai priežastis bus ne ten, garantuoju tą 100%. Nes paėmus tą patį kotą, vėlgi tai priklausomai truputėlį nuo klasės, kitas paims ir numes. Tarp kitko,
Spro Royalitis, senasis modelis, buvo būtent su 40-tuku, kur aš mečiau 165 metrų. Taip kad, va jums atsakymas dėl to žiedo, kas čia klausia. Aš tikrųjų nieko naujo nepasakiau, bet aš tik tai noriu padrasinti tuos, kad neturėtų komplekso, kad pas juos žiedas yra 40-tukas, o pas visus 50-tukas ir tai priežastis neužmest. Ne. Gerai, dabar dar klausimų. Metimo technika. Kalbėjau apie tokį žodį, ne, kad reikia apkrauti kotą. Tai įvairių aš variantų matęs, kas krauna kotą. Ne? Fiziniai duomenys tai yra vienas dalykas, kitas dalykas tai yra likusi valo atkarpa, kai mes užmetinėjom. Tai galiu pasakyti taip, kuo ilgesnę atkarpą paliekam, tuo su mažesnė fizinė jėga mes apkraunam kotą. Kada nors pabandykit tai padaryti. Pasilikit 20 cm ir pasilikit, tarkim, 1,20 m. Jūs pamatysit, jeigu su 20 cm jūs neprivertėt koto išlink ir jo neapkrovėt, tai su 1,20 m pasilikę tą atkarpą, jūs pajausit, kaip išlinko kotas. Ir va čia kiekvienas įrankis, su kiekvienu įrankiu jūs turit atrasti tą atkarpą, kuri yra jūsų fiziniais duomenim, geriausiai apkrauna jūsų kotą. Sutikit su to, kad netgi mes stovėdami čia esame ant tiek skirtingi, kad ta mūsų atkarpa gali būti skirtinga. Dabar kokia minimali atkarpa? Tomas paims kotą, tiksliau meškerį vadinę kotą. Ir parodys, tai yra nuo 1/3 koto ilgio iki 2/3, bet 2/3 yra ypatingai retais atvejais, bet teko matyti būtent per tolimą metimą, kad būtent tiek to valo atkarpą padaro. Tai kurie bando pasiekti su pasilikę 30 cm to valo atkarpą, ne, bėda, jūs neapkraunat koto, 100% jūs neapkraunat koto. Nes gaunasi, kad švinas yra gale ir jūs metat tiek, kiek pats kotas apsikrauna, bet jūs tam įtakos mažai padaro. Sekantis žingsnis, ką reikėtų būgnelio padėtis. Kalbant apie žvejybą, ta būgnelio padėtis atvirai, ar jūs kiekvienas žiūrėsit ar nežiūrėsit, yra ne tiek svarbu ir jūs turite pasiekti, kad jūs galėtumėte žuvauti vienu ar kitu atstumu komfortabaliai, o ne kiekvieną sykį užmetinėjant atkreipti ypatingai visus aspektus dėmesį, kad galėtumėte užmesti. Bet kalbant apie jūsų maksimumą, tai išmetant reikėtų būgnelį pasakyti taip, kad jis būtų maksimaliai išlindęs į lauką. Prasukrite, ką aš turiu omeny, jūs suprantate, aš galvoju, ne? Tiesiog, mano dabar jeigu atrenkiant lankelį ir metant, ne? Lankelis yra viduj ir kai jis įbėgėja ir jis kai lipa nuo aritės, vediklis ir visi kiti mechanizmai jau gesina valą, jau valui trukdo skriet iš ritės nekliūdomo. Tai va, išvyniojom maksimaliai. Aišku, įgūdžių reikia, nes Tomas paprastai vyniojom, kol atrado, bet dar yra priekyje startus, kurio galima atlaistinti būgnelį ir atsirasti tą padėtį. Tai yra būgnelio padėtis. Toliau, įrankio sujojimas ir rankų padėtis prieš metant ir metimo metu. Čia bus aktualu ir metimo metu. Pabandykit prieš tai, kaip ir Tomas parodys, įvertinti tie, kurie kada nors gyvenime turėjo pagalį, lazdą rankose. Ypatingai aš kirvį, aišku, čia kaip Kaunas, čia miestas, kaip kirvio mažai kas turėjo, bet kada nors teko paimti kirvį į rankas ir pabandyti perskelt storą kaladę su kirviu. Arba su plaktuku, molotu, aš nežinau, kaip lietuviškai vadinasi, žemaičiai vadina tūkiu. Su tūkiu sudaužyti kažkokį kautkolą ar tai sudaužyti akmenį. Maksimaliai, kai jūs naudojate jėgą, kaip jūs darot? Esu įsitikinęs, kad jūs visi sujamat virš galvos dviem rankom ir tiesiai virš galvos bandot pajungti abi rankas. Ne per petį vieną ranką, kaip aš pastebėjau, tai yra 80% metikų ant vieno peties,
ranką uždeda, o kitą laiko priekį. Tai yra dirba su vienu pečiu. Galbūt šitą nervuo negaliu. Rankos surištos. Va. Tai yra atras balansą, kad viena ranka, kita ranka, galva. Kai jūs dedat į šoną, ne, jūs tai darot iš principo su vienu petim. Matau ir kad turi kai kurie, kaip aš sakau, smartvės tiek, kad jiem nereikia abiejų rankų. Jie ir nuo vieno peties tai sėkmingai daro. Bet prisiminkit, kaip jūs bandėt įkalt į ką nors, kirsti ir panašiai. Jūs pajungėt abi rankas. Lygiai taip pat čia. Pajungėt abi rankas. Sekant. Po to metimo metu. Toliau kalbam apie žingsnį. Aišku, prieš tai jūs, aš kažkodėl įsivaizduoju, kad ne vieną ir ne du kartus žiūrėjot YouTube'e į tolimus metimus, kaip kiti mėto, ne? Tiesiog vieną paprastą dalyką. Man tiesiog įdomumo dėlį. Nu gerai, šito ne. Nes lengvas. Man reikia savanorio. Savanorės, gerai? Mergaitės. Jūsų noriu. Aš mačiau jūs pirmą pabūdėt, kolegė, ne? Gerai, ateikit čia. Telefoną palikit ten. Numeskit, kiek galit toli. Jo, kiek galit toli. Ne, nesmė. Bet kiek toli numesit, tiek reikės parnešti. Žiūrėkit, yra labai keista, kažkodėl metė taip, ne? Ne, aš pajuokavau, nereikia parnešti. Pajuokavau, už tai pigesnį ir daviau. Ar jums teko kada nors žiūrėti, kaip meta sportininkai kokį nors įrankį? Ir visiškai neapskau, diskas, ietis, kamuoliukas, galų galę sniečką. Kai jūs norite toli numest, ką jūs darot? Kažkodėl jūs darot va taip. A ne? Ir mes čia su Tomu diskutavom, aš sakau, aš tai vadinu 3 žingsnį. Ačiū. Paplokim. Norėsit dar ko nors, kad būtų gražu, ne tik kad informatyvu, bet ir gražu, tai vėl sakykit, įdarbinsim mergaitės, kurios papuoš mūsų pristatymą. Bet dabar žiūrėkit, grįžtam prie metimų. Visi tie, kurie meta, bet kokį įrankį, jie daro žingsnį. Tomas sako, kad tai yra, aš sakau, 3 žingsnį daro. Nu, Tomas sako, aš 2 žingsnius darau. Esmė ne 2 ar 3 žingsnius darai, esmė yra darai žingsnius. Na, dabar kaip žingsnis reikia daryti taisyklingai? Negaliu aš pasakyti, kaip reikia taisyklingai daryti. Tiesiog jūs paimat akmenį, sniečką ar drumstą ir metat. Ir žiūrit, kaip metat iš vietos ir kaip metat įsibėgėję. Tai lygiai tuo pačiu žingsniu jūs turit ir su įrankiu dirbti. Mes prieš kelis metus, aš pasakiau, kad su Rojaličiais numetu 150 metrų. Aišku, forumas sako, netikiu, tu meluoji. Nu, būdingai, tai žvėjom, nesipriešinsim. Sako, važiavom testuotis. Nuvažiavom testuotis, įsimatavom dirvos, koliukus sukalėm. 164 metrų. Oi, sako, bet tai, sako, tu mes kaip žuvauji, nes aš judėjau į priekį, o sakau, kaip suprasti, aš taip ir žuvauju. Šeriu, jeigu teko matyti kada nors kokiam nors įrašę, aš tai darau, kai man reikia mesti tolimą metimą daryti, aš visą laiką judu į priekį. Ir atkreipkite dėmesį sportininkai, kurie siekia rekordų, jie visi juda į priekį. Jūs pajungiat visą kūną. Tai dėl žingsnio aš, kaip supratau, prieštaraujančių nėra. Ne, tai jūs bet kokius nieko neprieštaravot. Dabar žingsnis, ne? Toliau. Rankų padėtis metimo metu. Labai... Dabar kalbant apie rankų padėtį metimo metu. Kas jums reikia pajungti? Kuo galima daugiau jūsų fizinių duomenų. Tai yra pečiai, nugara,
nepatikėsit, netgi tas pats presas. Grįžkim prie to, kas iš mūsų dabar čia esančio tolime. Jeigu mes dabar juos išvesim į priekį, tai paaiškės, kad daug metų sportavo futbolo, ten be fizinio pasirinkimo ne. Daug metų vyniojo štangas, be fizinio pasirinkimo vyniot štangas nėra. Broliai, jėgos, visi tie, kurie turi duomenis, fizinius duomenis. Tai reiškia, be fizinių duomenų čia niekur mes neišeisim. Čia tik keli tokie, kai aš Kudelčinos fiziškai silpni, tik morališkai tvirti, gali savo leisti mėtyti toliau. Čia judėdami ir pajungdami visą kūną metimo metu, dabar mes pabandysim paaiškinti, ir aš gal šitą mikrofoną vadėsiu į šoną, tam, kad galėčiau pakalbėti apie tam tikrus dalykus, netgi pats pabandyti pademonstruoti, kaip pajungti visą kūną. Dabar pabandysiu garsiai šnekėti. Jūs girdit? Aš savęs negirdžiu, bet gal netai svarbus, bet jūs girdit. Yra vienas paprastas dalykas, teko kažkam dirbti su šake, su kastuvu, ne? Ir kai jūs kastat vieną momentą, atkreipkite dėmesį, paimat vieną ranką, paimat kitą ranką kastuvą. Ir kai sunku kastuvą išlupti, kaip jūs darot? Ar jūs keliat taip, ar jūs keliat taip? Kaip? Pašys ilgesnį. Tai yra naudojat svirtį. Vyrukai, kurie turi fizinius duomenis, jie gali dirbti šitą ranką, ne? Jie gali dirbti šitą ranką. Tokie kaip aš savo to leis negali. Nes jeigu aš pabandau šitą ranką truputėlį pritupdyti ir rauk tik su tą, aš fiziškai silpnas. Bet jeigu aš šitą ranką palieku kaip atramą, o su šitą ūpu, aš pasirodo pakankamai fiziškai stiprus, kad nuneščiau 160 metrų. Ne? Tai va čia mes ir kalbam apie šitą rankų padėtį metimo metu. Mes užfiksavom tiesiai ir metimo metu iš kryžingsnio šitą ranką principą laikom tiesiai. O lenkiam šitą ranką. Tai yra apatinė. Visa jėga ir visas plėšimas yra apatinė ranka, ne viršutinė. Kas gali sau leisti fiziškai yra stiprus, jie abi rankas pajungia. Tai yra šitą pridurto. Yra zona rauna. Bet tokių yra, nedaug. Žinau, kiek pusė čia. Tai yra vienas dalykas, tai yra labai svarbu. Iš kur jėga ateina. Suprato? Tomas kitai meta. Kitas dalykas, aš apie tą aspektą dar kalbėsiu, bet vienas yra dalykas. Jūs turit įrankį sujungti. Taip tvirtai, kaip gali. Nes jeigu tik atpalaiduojat, vadinasi, jūs visos jėgos nenaudojat. Tvirtas sutipimas. Tiek vienos rankos, tiek kitos rankos. Yra įvairiai kas meta. Labai man keista, aš kabinu ant piršto, kiti kabina, tapsai, prispaudžia prie koto. Neįsivaizduoju, kaip galima iškabinti prie koto, bet jie tai daro sėkmingai. Ir čia ta, kaip sakytų rusai, svatkė turi būti rimta. Kaip čia? Nu, jis tikrai ne taip garsiai šneka, ne? Pats mėčiau ir kolegas parodė, kad aš metimo metu mechaniškai atlenkiu pirštus varyti. Sako, suimo normaliai plus 15 metrų. Tiesiog pats to nejausdamas atlenkiu šitos pirštus daryti. Pasikeitė viską. Supratote, ne? Kad viso metimo metu jūs neturit paleisti rankas. Ir vėliau dar paaiškinsiu, kodėl dar kokį mechanizmą jūs elementą turit padaryti ir jums tam reikės rankų. Dabar metimas, kojų padėtis metimo metu. Iš tikrųjų gaila, kad mes negalim išeiti į lauką ir toj pademonstruoti. Tai svarbiausia, ne kaip demonstruočiau aš ar Tomas, bet aš norėčiau, kad mes tu vienas žmogus čia ešantis mūsų auditorijui. Man jau, aš labai stebiuosi, man iš vienos pusės tai yra juokinga, iš kitos tai yra žaviuosi ir stebiuosi jo rezultatais. Mūsų geras bičiulis, jis meta ore laikydamas kojas. Ir maža to, jis kojom daro žirklutes metimo metu. Kas yra metimas? Tas metimo momentas. Gintaras, kitaip tariant. Dar kai kurie jį pažįsta judeksiuką. Aš nesuprantu, kaip tai fiziškai įmanoma. Pačiu metimo metu tai yra pačia didžiausia jėga, kai jūs turit
lenkis į priekį, ranką laikyties ir raut po savim, jūs tada turit, nežiūrint 3 žingsnius, 2 žingsnius, tvirtai abiem kojom stovėti ant žemės. Nes tada jūsų kūnas visas apkrautas ir jeigu jūs nesat ant žemės, jūs prarandat jėgą. Tuo tarpu nežinau, kaip taip įmanoma, ore, kojos žirklute ir tuo metu metimas. Ir tai 180 tam žmogui nėra problema. Jo, labai gaila, kad mes negalim, nes tikrai reikia tada, kad iš visos jėgos mestų, nes kaip paprastai meta, tai meta nuo žemės. Kažkodėl. Tai va, tai jūs pamatykit, stebėkitės, tai truputėlį prieštarauja tai, ką mes kalbam. Nu, bet turi kas, ne? Sako, jeigu tu netiki fizikos dėsniais, nereiškia, kad tau jie negalioja. Nu, čia kaip ir su Dievu, ne? Jeigu tu netiki į Dievą, tai nereiškia, kad jo yra. Bet, kaip suprantu, kai kam fizikos dėsniai negalioja. Tai jum aš galvoju, kažkodėl nežinau, spėju, kad galios. Todėl metimo metu kojos abi turi būti tvirtai ant žemės. Jeigu net jūs ir pažiūrėsit vaizdo įrašus, kaip meta tie, kurie dalyvauja varžybose, jūs pastebėsit, kad jie ant vienos kojos meta. Ne. Esu įsitikinęs, jeigu jie nuleistų apie kojas ir pajungtų visą kūną, jie padarytų, tai geriau. Bet vėlgi, jeigu teko pažiūrėti vaizdelius, tai visi tie, kurie, karpininkas nuo 100 laikosi. Iki 100 tai tiesiog žvejys žuvaujantis karpis. Tai va, tikriausiai tie, kurie nuo 100 jiem jau vienos kojos užtenka jėgos. Tai va, tai yra apie koją. Dabar jau kaip Tomas kalbėjo, įrankio padėtis ir rankų, o čia yra ir rankų padėtis po metimo. Vėlgi tam pačiam YouTube'ai peržiūrės vaizdelius, kaip meta maksimum tie, kurie siekia rekordų. Nežinau, tikriausiai tai bus mano išmislas ir aš sakysiu, kad kažkodėl jie bando prieštarauti fizikai, arba neišnaudoja fizikos dėsnių. Meškerys, kotas. Dėl to įrankis turi būti laikomas lygiai taip pat tvirtai kaip ir metimo metu. Tam, kad kuo greičiau užgesit įrankio vibraciją, nes jeigu jūs laikysit įrankį palaidai, vienas dalykas tai yra jo vibracija, jūs kuo ilgiau jį leisit jam vibruoti, tuo ilgiau jisai kenks jūsų metimui. Kuo greičiau sustabdyti, tvirtas metimas, tvirtas laikymas, jums leis iš karto kotą užgesyti. Sekantis dalykas - fizika, ne? Kokiu kampu reikia laikyti kotą? Tai yra, jaučiat ir matot valo išėjimo kryptį. Jeigu jūs laikot pakeltą kotą, o valas krenta kampu, jūs laužat. Tai yra per visus žiedus, ir ypač galutinį žiedą, jūs apkrovą padidinat. Bet jeigu kotą ištiesit valo likimo kryptimi, tuo kampu, kurio lekia valas, jūs automatiškai pridėsit kelis metrus. Ir čia, tai sakau iš savo praktikos, kai mums reikia numest atstumas, kai nereikia to atstumo, kurį gali labai lengvai numest, ir reikia 130, kaip pavyzdžiui, metrų. Specialiai laikai kotą tuo kampu, kad jis natūraliai gesytųsi. Nes išmetinėjimui iš tikrųjų bus būtų sudėtinga paskaičiuoti jėgą, kokia jėga 120, 130 metrų, ne? Kai tos permetimus darai kas 5 minutės ir panašiai. Todėl tuo kampu specialiai laikai jis užsigestų. Tai va, to yra labai svarbu įrankio laikymas išmenant. Jo, sekantis dalykas, dabar man pirmai priminė Tomas, bet aš buvau pamiršęs, išlenkit, kaip turėtų stovėti valas, kai mes raunam į priekį. Iš principo valas turėtų būti horizontalus žemė. Apie ką aš kalbu? Čia to po 3 žingsnio arba 2 žingsnio, kitaip kalbant, po judesio metimo metu šitas valas iš principo turi stovėti va taip. Jeigu jūs darot žingsnį, jūs natūraliai tai padarot. Gal teko kam nors kada nors matyti, tie, kurie metai, ypač iš vietos, jie truputėlį įvinduoja tą valą. Kad jis, kai jis atsilošia, tada rauna. Tai va, tai yra priežastis, ko jis siekia. Jie siekia šitos valų padėties. Kai mes judam į priekį, ne,
su tuo žingsniu, kurį mes išmoksim, jis natūraliai atsilieka ir atsistoja į teisingą padėtį, kokios mums reikia. Gerai? Ir grįžkim prie paskutinio mūsų elemento, tai yra žvejys. Vėlgi, kalbant apie bet kokį tolimą metimą, bet kokį sportę naudojimą tolimą metimą, nesvarbu, ką mes bemestumėm, gal jūs atkreipė dėmesį, gal neatkreipė dėmesį, nežinau, bet visi sportininkai be to, kad mėtų tą įrankį, kurį nori numesti, dar ir rūpinasi savo bendru fiziniu parengtumu. Nu, iš tikrųjų, jeigu aš rūkau, vartoju masiškai alkoholį, kortuoju ir žiūriu tolimo metimo technikas, sutikit, kad toli numesiu ribotai. Ir fiziniai duomenys šitoje vietoje nėra paskutiniai. Nereikia turėti tokius pečius kaip šitas jaunuolis, kaip Zbynė arba kaip broliai. Užtenka ir mano petelių, kad galėtų mesti 170-180 metrų. Bet, žinokit, nenori reikia padaryti kokį vienu prigulimu 120-150 atsispaudimų. Žinokit, reikia. Pečiai nuo to neauga, bet duomenys ir raumenys, kurie reikalingi, jie vystosi. Lygiai taip pat reikalinga ir nugaryti. Nu, neišvengiamai. Vienas dalykas tai yra numesti 150 metrų, kitas dalykas žuvaut ant 150 metrų 3 paras. Tie siločiai, bambočiai jau pasimokė. Mandri parą, antrą parą mandrumas mažėja, o trečią parą žiūrėk jau mandrumas dingsta. Lieka rūpestis, aišku, kadangi užsispyrė ir sportininkai nuo prigimties, tai jie savo pasiekė. Todėl šitoje vietoje neišvengiama, kiek mes be čia kalbėtumėm, kokias mes be sistemas ar technikas aptartumėm, bet šitoje vietoje reikia ir iš jūsų pusės kažką padaryti. Tai fizinis parengtumas, siekiant rezultato, jis neišvengiama. Nes kaip supratot, neišvengiamai čia reikia ir jėgos. Kitas dalykas yra vėlgi pakankamai svarbus, tai yra psichologinis pasirinkimas. Nepasirinkimas. Pasirinkimas čia nieko dėtas, ko gero būsena tuo metu, kai darot jūs tą metimą ir apie jį galvojat. Jeigu jūs galvojat, kad neišeis, sulaužysiu įrankį, iškart galiu pasakyti, nenumesi, tai patyręs pusant savo kailį kelis kartus, nors pats mėtau atrodo ir numetu, bet jeigu tik pradėjai pergyvent, kad nenumesi arba bijau sulaužyti įrankį, nenumesi. Įrankis nelūš. Įrankis nelūš ir nenumesi. Vadinasi, kiekvienas įkimėsdami jūs turi būti drąsiai. Nesvarbu, nutrūko sistemėlį paryšit 4, 5, 6, žinau, kad 7 sistemėlės taip varžybų pradžiai nutraukė ir iš 8 tik užmetė. Yra labai patyręs dalyvis, vienas iš pradininkų ir tai nieko baisaus. Taip jau atsitinka. Todėl apibendrintai galima pasakyti, įrankiai, kuriuos jūs turite, ne? Aš kažkodėl įsivaizduoju, kad yra pakankamai geri, kad leistumėt savo tai padaryti. Esmė ne įrankiai arba technika, bet tai yra jūsų darbas ir užsispyrimas duos jums rezultatą neišvengiamai. Nes jeigu jūs nesitreniruojat sporto salėse, nedarot atsispaudimų, ko aš nedarau ir nemėgstu, tai kiekvienas įvykį po kiekvienos žvejybos, tai gaunasi, ką reiškia. Tai gaunasi kas kiekvieną savaitgalį, kai prasideda sezonas. Po valandą, beveik kiekvienu metu, kiekvieną dieną skiri. Jeigu 3 paros, vadinasi, po valandą kaip skiri tolimą metimą. Po visų varžybų iš principo mėtau tol, kol nenuplėšus sistemėlį. Tai daugiausiai, dauguma, taip elgiuosi. Tam, kad tu pasiektum to, jeigu tu nenori į sporto salę, nenori tų fizinių duomenų įgauti vienai, tada įgauni su to įrankiu. Tu susidirbi su įrankiu, išmoksti ir išvystai tuos raumenis, kurie ir turi pasijungti į tą metimą. Sėkmės formulė, ne? Apibendrinti galima kalbėti. Kiekvienas įrankis yra užprogramuotas tam tikrų galimybėm, technika lygiai taip pat. Ir visą tai tik suderinus, įrankiai pasirinkus pagal jūsų fizinius duomenys, pagal jūsų galų gale, kai vėliau paaiškėja rankų ilgį ir dar tokius dalykus, elementarius dalykus, jūs pasieksite rezultatą.
iš principo galėjome tiek pasakyti ir seminaras būtų baigtas, nes daugiau nieko gerai nepasakėme. Kaip ir sakiau, nieko apie technologijas nekalbėsim, naujas technologijas, kokią reikėtų pasirinkti, nes esu įsitikinęs, kad, kaip ir jūs sutinkat, tai yra nereikia, vis dėlto pagrindinis rodiklis yra darbas ir žinojimas, ką reikia daryti ir siekimas to. Tai tiek būtų iš mūsų pusės. Dėl ko čia tiek pliurpim? Todėl, kad sakė valandą. Nežinau, ar mes valandą pasinaudojom. Tai va, tai tiek. Gerai, ačiū labai Remigijau, tikrai žinome pamoką, paskaitą. Paprašysiu dar minutės dėmesio. O šito patento reikės nusikopijuoti ten prie signalizatorių, kad papeina žmogus ir pyp iš karto pypia, ne? Geras būtų per žvejimą, pyp iš karto. Jeigu svetimas prieina. Taip, aš dar norėjau... Saugos sistema biški nemaža. Pasivežiotume. Dar noriu dėl rytojaus šiek tiek informuoti jūs visus. Rytoj 11 valandą mažas briefingas su Lietuvos čempionais ir pasaulio vicečempionais Ryčiu Klimu ir Vilium Putniku. Šį čia pat. Nežinau, kiek mes čia trūksim, gal 15 minučių, gal 10, gal pusvalanduką. Kiek trūksim, kiek klausimų bus, kiek mūsų čia susirinks. Kitas dalykas. Tolimo metimo konkursas rytoj. Jis žinoma įvyks. Aišku, visko gali būti. Jeigu prasidės kažkokia tai oro kliuzija ten ir panašiai, jeigu oro sąlygos mums neleis, gal tas ir neįvyks, bet šiaip tai mes planuojam viską. Rytoj prašyčiau, jeigu kas planuojate dalyvauti konkurse, žinoti, kad bus žmonės, dalyviai suskirstomi į 2 pogrupės. Bus A pogrupės ir B pogrupės. A pogrupėje gali dalyvauti visi norintys. B pogrupėje viena išimtis. Negali B pogrupėje dalyvauti tie žmonės, kurie Lietuvos čempionate karpių žūklės dalyvavo nuo 2012 metų, kai buvo testas jau daromas tolimo metimo. Ta prasme, sportininkai, pavadinkim juos taip, B pogrupėje negali dalyvauti. Žodžiu, gali laimėti, bus daug prizų visų šitų pardavėjų, bus krepšeliai surinkti, bus prizų, boiliukų, padatėlių, boilių, pelečių, dar kažko tai ką, žodžiu, čiem rada, tiem rada, va taip, kaip ten rusiškai sako, panašiai. Nusišnekėjau. Žodžiu taip, 11 val. Briefingas, 12 val. Konkursas. Laukiame visų norinčių. Su savo meškerėm, su savo valais, su savo švinais. Mėtysim čia visai šalia vienoj aikštelėj, kuri dabar yra uždaryta. Mėginsim čia tą konkursą daryti. Ir tiek, registracija, aišku, ten reikės prieiti prie teisėjo, pasakyti vardas pavardė, jokio mokesčio nebus, tas konkursas yra simbolinis, kaip žinote, tikros jau tolimo metimo varžybos bus už mėnesio, balandžio mėnesį, čia kažkur tai balandžio gale, ten organizuoja Alex Paitai, jeigu norit kas čia pasitreniruosit, ten nuvažiuosit, galima laimėti, kiek žinau, solidų plotą, ne? Kiek girdėjau, paskutinė informacija, Zbignevas ir Tomas nedalyvaus. Dalyvausi? Nu, geriau nedalyvaukime, tai kitiem nors biškį šansų atsiras. Gerai, tai tiek to. Kol kas būkim parodoj, paišlaidaukim ir iki rytojaus. Gal turit klausimų kas nors? Dėkui, ačiū. Aš noriu išversti asociacijos prezidentas, turėdamas, sakydamas boilius, kviečiu, kas nežino, tai yra baltyminiai kukuliai.